Taip, ir dabar esame atsikėlę 36 klausimą. Na, prašymas dėl Ikončiaus skersgatvio įtraukimo iš Plungės rajono savivaldybės prioritetinio vietinės reikšmės kelių gatvių tvarkymo sąrašo aptarimas. Pranešėjas Modestas Budrys. Labą dieną. Gavom gyventojų prašymą, patikrinom sąrašą ir pasirodo, kad dėl šitos techninės klaidos ši gatvė nebuvo įtraukta į prioritetinį sąrašą. Dėl to pagal galiojančius kriterijus Plungės miesto seniūnija atliko vertinimą ir pagal vertinimą ši gatvė surenka 16 balų. Tai jinai pagal visą bendrą sąrašą atsiduria 30 vietoje. Ir automatiškai visos kitos gatvės pasislenka žemiau. Tai mano siūlymas toks, kad kitą mėnesį vykstančiam komitete teikti sprendimą dėl šios gatvės įtraukimo į prioritetinį sąrašą. 30 numerį. Bet aš, kaip mačiau, raštų gyventojai nesutinka, ne? Su tuo. Nesutinkam. Tai gal galit pagarsinti nesutikimą, savo poziciją? Mūsų nesutikimo priežastis mes manom, kad neteisingai apskaičiuoti balai dėl mūsų ten išvardintų motyvų. Ir jūsų skaičiavimų gaunas 23. 20. Jau prašom dabar netvirtinti, atsižvelgti į mūsų išdėstytus argumentus ir iš to perskaičiuoti ir nustatyti kitą eilės tą numerį. Aš seniūnija gali prikipti. Ar jūs Taip, mes parašysim atsakymą, formaliai, kaip reikalauja prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka, bet šiai dieną informacija tokia patikslinančia, kaip čia galėčiau pridurti. Kvestionuojamas ketvirtas kriterijus. Užstatytų sklypų skaičius yra reikalingas, o jūs konstatuojat, kad norit ne užstatytų, o esančių suformuotų. Pagal prioritetus patvirtintus keitimo šitoj vietoj negali būti. Yra visi 71 žvyro dangos gatvės Plungės mieste esančios gyventojai, visi socialiai teisingai mes turim vykdyti visiems vienodus kriterijus ir neišeinant už ribų, kuriais būtų patvirtinti kriterijai. Kitas faktas dėl elektros apšvietimo. Gal kalbėkim tą faktą. Pasitikrinau, specialiai šįryt pavažiavau pasižiūrėti. Konstatuoju, kad yra elektros apšvietimas. Elektros apšvietimo nėra. Yra 2 stulpai, į kuriuos elektra pareina kabeliais nuo pirties. Ką tai reiškia? Priimant ir tvirtinant prioritetus buvo tokia nuostata, kad kietųjų dangų ardymas, jeigu reikėtų elektros apšvietimą įrenginėti, reikėtų kietųjų dangų ardymo darbus vykdyti, jeigu tai nebūtų įtraukta kaip nesančio apšvietimo gatvė. Ten apšvietimo tikrai nėra. Yra 2 stulpai ir ore kabo kabeliai. Ir trečia kategorija, kur jūs yra ginčytina, diskutuotina parašyta, tai yra gatvės ilgis. Nei aš, nei dar kas nors, tam yra nekilnojamo turto registras ir oficiali statistika, kuri nurodo, kad gatvės ilgis yra 222 metrų. Kad ir kiek norėsim, visos gatvės yra imtos. Iš ten nekilnojamasis turtas yra registruojamas, kaip ir visos gatvės lygiai taip pat. Ir čia nematav išlygų. Bet mes vakar gavę paklausimą, išsiuntėm dar paklausimus į Plungės vandenis, nes įtariam, kad šitoj gatvėje yra pelkės ir kad gali nebūti lietaus nuotekų. Žodinį atsakymą mes tokį ir gavom, o rašytinis jis ateis laiku ir vietoj to, kad būtų 5 balai, šitoj vietoj dar 2 balais žemiau bus negu preliminarus skaičiavimas, kur jūs jau turit ir čia kalbat. Žodžiu, vykdant socialiai teisingą politiką, mes būkim vieni teisingi. Prioritetai patvirtinti taryboje, išdiskutuoti su didžiuliu triukšmu buvo išdiskutuoti tie prioritetai, jie buvo keisti. Ir va šitoj vietoj vadovaujantis tais prioritetais, oficialiai mes jiems parašysim atsakymą skundų teikėjams, o tarybai, tai yra komitetui, aš teikiu preliminarią informaciją, kurią jis rašytinė forma, paskaičiavimas
ten toks yra lentelė pildoma. Vėlgi gaus Modestas, vietos ūkio skyrius ir komitetui aš siūlau priimti sprendimą, patikslint skaičiavimą ir pateikti, nedelsiant, rytoj pat čia nėra didelė aritmetika, iš vandenų gausim atsakymą rašytinę formą. Kaip sakot? Nu, kaip jau norit, tai priimkit, bet teisingumui, kaip čia pasakius, vykdyti reikalinga pilna informacija. Gyventojai dar kažką norėjo atsakyti, ne į tos. Tai turim prieštaravimą jūsų išsakytoms mintims. Kriterijus yra sausai parašyta, taip ir priimta. Prie vietinės reikšmės esančių užstatytų sklypų skaičius. Užstatytų. Dar susitart, ką mes skaitom užstatytų sklypų. Paližėme tvarkinius ten principus, sklypas miesto teritorijai iki 15 arų ir turintis adresą jis yra laikytinas užstatytų sklypų. Užstatytas sklypas nėra užregistruotas, kur nėra namo ir apie tai nėra kalbam. Priimtame kriterijuje yra aiškiai žodžiu parašyta prie sklypo esančių užstatytų sklypų, ten ilgis taip toliau. Apie tenas esą nuovažas, apie gyventojų skaičių, tenas apie niuansus. Nesat prisėmę jokio aprašymo. Prisėm, kad prie tos gatvės esančių užstatytų sklypų skaičius. Užstatytų sklypų skaičius, mano duomenims, yra laikomas toks, kad iki 15 arų miesto teritorijai turint adresą jau ir laikytinas užstatytų sklypų. O dėl šviesto, čia irgi, kur šitas kriterijus. Nėra parašyta, kiek nesat prisėm, kokiam ilgio vienetą turi būti, kiek ten, kokie tie žibintai turi būti. Reikia žiūrėti faktą, ar yra apšviesta gatvė, ar yra. Nu, tai čia neišvedžiuok kažkokį. Ne, čia neišvedžiojimas yra, čia jūs gaunate. Neseniai tvirtint prioritetą. Tai dar labai keistai, kodėl gatvė dabar 30 metų veikia jau mini. Jeigu jūs dabar norite irgi pasakyti, kad nėra apšvietimų, tai šviesta, jeigu grįžti atgal, tai kodėl nėra šviesta. Bet mes sakom, kad yra. Jeigu viskas yra kaip šviestuvai, Končiaus skersgatviai. Mes nesiginčysim nikiek. Prioritetus tvirtino ne seniūnija vadovaujasi ir ten šitais kriterijais, kuriais buvo nutarta priimti ir taikyti sprendimus. Jeigu yra technologiniai renginiai, skleidžiantys šviesą ir visiems, kas jūs prižiūri, tai faktas, kad yra kas šviečia. Matau, kad yra, įskaitant kelio apšvietimą, viskas, kokie tie žibintai, ar ant stulpo, ar ant namo, ar ant iš kelių, kur šviesti, čia nėra kriterijuose aprašyti, kokiu turi būti. Kabeliavimas čia turi būti. Nėra čia parašyta kabeliavimas, ar iš oro, kriterijų ar saulės tvirtinimo diskusijų, medžiagų. Parašyta ir esant kelio apšvietimus. Viskas okei, dabar aš matau, kad tiek yra ginčas ir iš vienos iš kitos pusės argumentus matau, tai pas mūsų komitetą turėtų ateiti jau toks be ginčių, kad būtumėte apsitarę ir vieną pusę, ir antrą išsisprendė, kas užstatymai, kas neužstatymai. Mes į tarybą neeinam su šito klausimu, tik tai kitą komitetą tikriausiai eisime, ne? Svarstysim, kada eiti tarybą, tai gal iki kito komiteto jūs padirbėkit. Dabar aš girdu visokių tokių komentarų, tipo, kad keliam klausimą, mes dar esam, vadinkim, grasinam dar mažiau balų gauti, mes sakė, dar nuimsit balų. O ką tai reiškia, jeigu dar vietoj 5 dar te duosit 3. Tai dar iš visų eilės. Žiūrėkit, grasinimų niekam nesakė. Negrasinimas, taip. Tai va, žiūrėkit. Jūs sumažinti. Paklausykite dabar manęs. Yra vietos ūkio skyrius atliko vieną skaičiavimą. Pagal jumis yra kitoks skaičiavimas, pagal seniūniją ir trečias skaičiavimas. Mes komitetas turim nuspręsti, ką mes išnešam į tarybą. Kadangi mes nesam į tarybą, neįsim su šito klausimu kitą ketvirtadienį. Tai duodam dar jums mėnesį iki galo išsiaiškinti, kad mes matytumėm vieną skaičių, kas čia, kad turėtumėt pagrindimą. Jeigu jūs manot, kad jūs esate teisūs, tai pagrysit ir jūs būsite teisūs. Jeigu mano, kad seniūnija, jinai pagrys, jinai bus teisūs, vietos ūkis irgi. Tai va, tai su tais pagrindimais jau kai teisit, kad mums dabar nereikėtų išsirinkti, kuris gražesnis arba kuris gražiau šnekat ir pasakyti, kad tas teisesnis.
susirašinėkit, susitarkit iki kito komiteto ir viskas, ir laukime. Teisės aktų kalba. Taip, teisės aktų kalba. Ar jūs tenkintų toksai dar mėnesį laikais turėtumėt pasidiskutuoti, susitikti, galite rašinėti ir viskas. Ar gerai? Tai tada, ar kolegos komiteto nariai dar ką turit pridurti klausimą? Šiam momentui prašom Išdiskutuoti reikia ir... Mes neturim prie ką tvirtinti, nes į tarybą neinat, tvirtinam tada, kada eina į tarybą. Mes čia yra aptarimas. Tai vat mes aptarim ir matom, kad yra diskusija, tai jūs išsidiskutuokite iki galo, kad sekančiam komitete mes jau galėtumėm tvirtinti ir nereikėtų kaip sakyti. Ne, tai čia aptarims, jokių sprendimų čia nereikia. Viską mes išsitarėm, visos pusės aiškiai ir galim uždaryti tą klausimą ir lauksim kitam komitete, nesipykstančių išsidiskutavus. Gerai. Nesipykstančių. Čia yra faktų kalba. Ar gerai? Faktų kalbą kalbėti reikia turėti kompetencijas, visokių žemės tvarkinius. Nu tai va, tai čia viskas tokia sėkmingus. Seniūnija yra labai toks, kaip čia pasakysiu, aritmetikas. Viskas, ačiū tada už tą klausimą, jau nebesivelkime emocijas, teisinė kalba, kaip sakė. Ačiū, kad atėjo taip gausiai.